Šiuo metu nekilnojamo turto rinka yra pakankamai aktyvi, galbūt išskirtinumas būtų pagrindinis tas, kad labiau kreipiasi žmonės norėdami įsigyti būstą, nei parduoti, tad labai reikalinga brokerio pagalba, padedant paieškose. Nekilnojamo turto brokeriu verta tapti, nes tai yra labai įdomi, dinamiška profesija, kurioje nuolat tobulėjama. Man šios profesijos mokymasis suteikė pasitikėjimo savimi, išmokau disciplinos, supratau, kad galiu įveikti iššūkius, kurie anksčiau atrodė neįveikiami. Nekilnojamo turto brokeris savo karjerą kuriasi pats. Dirbdamas profesionaliai, jisai sukuria pasitikėjimą tarp klientų, taip turi nuolatinį klientų ratą ir nuolatinį darbo krūvį. Nekilnojamo turto brokerio atlyginimas priklauso nuo jo įdedamų pastangų ir profesionalumo. Nėra jokių lubų, galima uždirbti nuo iki. Darbas ypatingas tuo, kad tenka nuolatos bendrauti su įvairių sričių specialistais ir ieškoti išeičių atrodo neįsprendžiamose situacijose. Mano diena atrodo visada skirtingai, nėra tam tikros rutinos. Vieną dieną gali daugiau bendrauti su klientais, spręsti jų problemas, kitą dieną daugiau pasėdėti prie kompiuterio, ruošti tam tikras sutartis ar atsakinėti į žmonių iškilusius klausimus nekilnojamo turto srityje. Šioje profesijoje reikalingos savybės yra tokios kaip komunikabilumas, užsispyrimas, užsidegimas, noras tobulėti kiekvieną dieną, spręsti nuolatos žmonių problemas ir atnešti jiem kuo daugiau naudos. Šitas darbas reikalauja, kad tu perliptum per save ir kai tu perlipi per save kiekvieną dieną, tu tobulėjai žaibiškai. Kiekvienam linkiu pabandyti, nes rezultatai tiek asmeniniam gyvenime, tiek profesiniam gali būti labai milžiniški. Nekilnojamo turto brokeris turi norėti ir mokėti įsiklausyti ir išgirsti klientų poreikius ir pagal juos suteikti reikiamą paslaugą. Taip pat nebijoti bendrauti ir nuolatos norėti būti geresniu negu buvai vakar. Aš nusprendžiau ateiti mokytis čia, todėl, kad nenorėjau išeiti į rinką visiškai žalias ir tikiu, kad kiekvienas svarstantis apie šią profesiją turėtų nueiti pasimokyti tam, kad įgauti pagrindus, kad galėtų iš tikrųjų tapti tos srities profesionalu. Su kiekviena diena vis labiau myliu savo darbą, tai tikrai neplanuoju išeiti nei dabar, nei po 10 metų. Nekilnojamo turto sandoriai vyksta nuolatos, tad yra labai reikalinga profesionali pagalba. Todėl kviečiame pasirinkti nekilnojamo turto brokerio profesiją ir esame pasiruošę dalintis tiek praktinėmis, tiek teorinėmis žiniomis.